Sveiki, šiandieną pademonstruosime, kaip savitarnoje suteikti buhalteriui įgaliojimus pateikti metinę atskaitomybę. Visų pirma, pasirenkam įeiti į klientų savitarną ir prisijungti prie registrų centro savitarnos sistemos. Dabar, kai jungsitės, svarbu pasirinkti vieną iš šitų 4 parinkčių ir štai šitas nereikia rinktis, kadangi jums reikės įgaliojimą pasirašyti su elektroniniu parašu, o parašas veikia tik tai su šiais servisais. LTID parašas, mobilus elektroninis parašas, luistinė kortelė ir kriptografinė USB laikmena. Su elektroninės bankininkystė ir su elektroniniais valdžios vartais jūs to negalėsite padaryti. Prisijungus šitais būdais jūs galite tik tai matyti dokumentą, bet jūs negalite jį pasirašyti. Taigi dabar aš video sustabdysiu ir suvesiu asmens duomenis. Asmens duomenis yra suvesti. Dabar pasirinkite savo įmonę. Pas mane čia jų pakankamai daug, tačiau jūsų atveju tai bus greičiausiai mažesnis sąrašas. Taigi, prisijungus į vidų reikia pasirinkti juridinių asmenų registras pradžioje viršutinėme meniu. Ir tada kairiame meniu naujas pradžiai įgaliojimas, jeigu nesimatys, ir naujas įgaliojimas. Tuomet šioje skiltyje pasirinksite, įvesite savo buhalterės asmens kodą, vardas, pavardę. Kol kas aš to nevesiu, kad tai aš suvesiu vėliau. Sustabdęs įrašą, buhalterės telefono numerį, elektroninį paštą. Čia galima pildyti, galima ne. Ir labai svarbu, kad uždėti paukščiuką dėl finansinio ataskaitų rinkinių teikimo. Terminą sistema paprastai generuoja 2 metams į priekį. Galite kažkuriam laikui, kuriam manote tinkamam, geriausiai, kad kokiems 2-3 metams, kad nereikėtų vėl iš naujo teikti. Ir paspausti tęsti. Kol kas aš dabar sustabdysiu video, suvesiu tuos duomenis ir tada pereisim prie kito žingsnio. Taigi jūs patenkate į sekantį langą, kuriame turite pasirinkti vėl autorizavimą elektroninio pašto mobilaus, sakykime taip, elektroninio parašo servisą, kurio jūs naudojatės, ir pasirašyti jūsų įgaliojimą. Aš dabar video vėl sustabdysiu ir atliksiu šios veiksmus įvesdamas asmens duomenis. Pasirašymas yra atliktas, toliau spaudžiame tęsti. Ir spaudžiame suteikti įgaliojimą. Tuomet buhalterio duomenys atsiranda tarp naujų įgaliojimų sąraše. Ačiū už dėmesį.